Labą dieną, su naujais metais visus. Turim sausio 3 dieną ir turim bele kokį žiemišką orą. Kai nereikia darbą važiuoti iš anksti ryte, kai keliai būna nespėti nuvalyti, tai toks oras yra fainas ir yra nostalgiškas tikrai. Tai va, įdomu, kas vyksta sodyboje, todėl šiandien turėdamas kokias 3-4 valandas nusprendžiau, kad važiuojam kažką paveikti sodyboje, tai lekiam. Kitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Kelias tai va toks, kuo toliau į rajoninius kelius, tai va ant 50 riedi. Nes šiaip tai pagauna tas druskas, užmeta normaliai. Prieš mane BMW važiavo mergina, prasilenkinė, tai ten jie taip užmetė, kad čiut į griovį nenuvarė. Tai va, važiuojam toliau. Opa, įvažiuojam. Apsnigta sodybos kiemą. Štai aš jau kaime. Sniego privaryta normaliai. Atsikasiau takelį nuo mašinos, nes pasiėmiau tą kasto žodžiu, tai reiks iki namuko dar dasikast, kad nebraidyt, nes nemalonu bus šlapia. Ir eisim kažką veikti. Aš tai takelį pasidariau, nebereikės man braidyti po tą sniegą. Sniego tai čia normaliai visai. Įdomu kiek cemų, bet gal ir tingiu matuoti, tai nematuosiu. Reikia eit virdulio ir kaist arbatėlę. Visada būna įdomu pažiūrėti, kiek laipsnių turim namuke, tai turim 0. Ir turim tokį gražų vaizdą pro langą. Balta, gražu. Primena vaikystę. Kavytę užsipyliau. Šiandien daugiau laiko leisiu gryčioj name, tai reikės dar gal pečiuką atsinešti iš namuko. Įdomu, kiek name laipsnių. Namelį buvo 0. Ir pasižiūrim čia, kiek turim. O gryčeliai turim mes 2 laipsnių šilumos. Tai gyvent galima. Dar prikvėposim šiandien mes čia. Bus kokie 4. Šiandien kažkokių labai didelių tikslų neturiu. Bet manau, pradėsiu lupt visokias liustras, laidus, duris. Nu viską realiai čia kaip ir planavom. Kai lauke nebebus įmanoma dirbti ar kažko daryti, eisim į vidų ir lupsim vidų. Tai pradėsim lupt vidų. Va koks už lango vaizdas. Vaizdą už lango turime tokį. Gražų, baltą. Aišku, jeigu būtų biški medžiai pragenėti, iškirsti nereikalingi, tai būtų dar gražesnis vaizdas į tuos laukus. Bet yra kaip yra, prasigenėsim, prasivalysim. O dabar reikia eit lupt. Laidai visokiausi, čia visko yra. Ką yra lupt? Duris. Žodžiu, einu bandyti kažką daryti. Gal kam liustros reikia? Žodžiu, lups.
Nu va šito kambario visos instaliacijos išluptos. Einam į kitą kambarį. Bandysim čia lupt. Šitą kaip čia nusiėmė. O. Labai paprastai. Gal reikia dar vienas liustras? Nu, dar vienas kambarys, instaliacijos išluptos. Judam į kitą kambarį. Esame trečiame rožinėme kambarėlyje ir lupam šio kambarėlio liustrą. Opa. Ačiū. Gal kam liustras reikia? Šita labai va, tokia neapskretus, graži. Nu, puikiai instaliacija, tikrai čia. Fu, jaki. Dirbkit su akiniais. O čia šitas. Šitas tai geras, o reiks nusisukt. Čia tas dūmų detektorius. Jisai dar veikdavo. Na va, dar vienas trečiasis kambarys. Instaliaciją atjungiame. Liko virtuvė. Tai judame toliau. Tai pradedame vėl nuo liustros. Čia tokia naglo liustra, va. Opa, gali kaip nori pasidaryti. O, kaip sunkiai labai nusiėmė jinai. Gal kam liustras? Šitą tokia pažiūrėkit, va, kaip norit nusistatot. O. Reikia akis saugot gal. Kur akinukai mano kokie nors. Nėra daug šitų akinukų, tai bandysim atsargiai. Atsargiai bandysim. Nedaug liko, gal kaip nors be akinukų. Gausis mums čia. Gerai. Čia instaliaciją atjungiam, liko va čia. Biškelį ir bus viskas. Akis saugome. Viskas. Instaliacija trijose kambariuose ir virtuvėje atjungta.
Dar šitą reikia nudaužti. Perėjimą. Va, jau galutinai. Tai va, žodžiu, senasias instaliacijas demontavau. Dabar reikia bandyti gal kokias duris, visas staktas duris lūpti. O po to jau žiūrėsim, reiks visą kitą. Grindis, sienos ir Tai va, einam bandom dabar duris lūpti, ne? Tai aišku, varom. Duris. Jos pakalbėję išsikelt, man atrodo, turėtų. Bet kas čia, stumti staktą turbūt jau. Jo, staktą turbūt, reikia pirmą staktą turbūt išlaukti. Jo, reikia bandyti staktą lūpti ir tada gal jos Kas čia? Gal išsikels. O gal turi? Nu, bandom staktą lūpam ir tada žiūrėsim. O. Nu, bandom išimti duris. Šitą lentelę turi būti maišė, dabar bandom išimti duris. O, viskas šitom. Nu va, liko pati stakta. Nebėra. Ir pirmų durų nebėra. Čia dar šitas, bet čia su grindimus. Judam prie sekančių durų. Mėlynajame kambaryje duris išėmėm, staktas išėmėm, dabar bandom rožiniam kambarį, nes čia dvi duris yra, tai šitas ir šitas įmam. Tai nieko nelaukiam, nors gal arbatus reikia pasidaryti. Nu davai, įkalam arbatas ir tada išiminėjom šitas duris. Įkalam arbatėlės. Žinokit, kaip prišylo nuo to pečiuko elektrinio šitą virtuvę. Kai atėjom, turėjom kiek mes? 2 laipsnius, ne? Dabar žinot, kiek turim, tai parodysiu. Mes turim 8 laipsnių šilumos. Jau galima, sakau, gyvent. Šaikytė, žinokit, jau ten tik pradeda, žiūriu, kad jau 3 valandos ir kad jau čia tam sudarosi, bet dar tikrai šitas reikia šiandien 2 šitą ir šitą duris ir staktas išlūpt. Ir tada važiuosiu namo, žiūriu, kad aš jau čia 3,5 valandos, normaliai. Okei. Šitas gal... Šitas labai paprastai išsikėlė, tai labai gerai. Gerai. O šitas įdomu kaip. Kaip šitas duris. Išsikelsim, ne? Nenori šitas? O, nenori. Gerai. Bent tiek sutaupėm laiko. Jau pirmai staktą lupau, anų durų radau peiliukus, vidury staktus, dabar radau tokį dalyką. Kas yra? Staktas vidury.
Šitas duris įstakta. Išimta. Liko sekančias į virtuvę. Tai va dar šiandien noriu šitą staktą panaikinti ir galima bus jau vykti namo, nes nemažai bus ir padaryta čia. Šudmaliaujant, bet ir va. Metalus, iš kur reikia susirinkti, ne? Taip. O metalai. Gerai. Ką dabar radome staktoje? Tai yra liniuotė. Va, radinių dar staktuose būna, matot. Realiai, kad jums vaizdas geresnis būtų, pajungiau prožiką statybinį. Ir kas čia. Galim daužyti. O dabar ką už staktų randu? Va, tokių visokių laiškelių staktose radau. Vaikų darytų. Normaliai. Geras. Staktose matot, ne tik liniuočių galima su peiliukais rasti, bet ir laiškų ateities kartom. O, va, dabar radau dildę staktui. Į metalą. Vinių į metalą didelių. Va, segtukų į plaukus. Normaliai. Ok. Ką dar radau? Staktui. Tai. Vinių. Šūkas senovinės staktui radau. Čia va, šaukštelis kažkoks. Vinių aišku. Ir žiūrėkit. Matė taip kas nors? Staktui. Aš tai ne. Čia kažkokie va. Įdomus dalykai būna staktuose, nesakykit. Tai va, žodžiu, iš virtuvės į rožinį kambariukę staktos, durys išverstos, instaliacijos išverstos. Čia durys išverstos ir žiūrėkit, ką padariau. Mečiau šituos staktas ir ant prailgintojo biškį. Tai biški reiks kito prailgintojo. Blemba. Normaliai. Nu žodžiu, tai dabar visur belekas čia bardakai, belekokie. Viską, ką buvau sutvarkęs, tai nėra ką norėt. Griaunam vidų. Tai va, šiandien ką mes pasidarėm, visus šitos 3 kambarius. Pradėjom ardyti su virtuvę. Virtuvė irgi bardakas vėliokoks. Tai va. Tai su ta gaidele reikia užbaigti šiandienos darbus. Prabuvau 5 valandas, tai valandą ilgiau negu planavau. Pasidarėm tikrai nemažai, čia viską išgriuom. Atvyksiu rytoj dar kažką pasidaryti. O šiandien reikia jau judėti namo, turim, kiek čia valandų turim. Turim po 4:14, dar kažkiek šviesų, tas džiugu, nes dienos po biškį jau ilgėja. Tai galima čia jau ilgiau vis krapštytis. Tai žodžiu, už kelių sekundžių susitiksime ryt. Tai labas rytas, kaip ir sakiau, susitiksime už poros sekundžių. Tai va, vėl važiuoju į sodybą, yra sausio 4, šiandien išleisiu ir video. Tai
Važiuojam ir susitinkam vietoje, ne? Na štai aš jau sodybėlėje. Name rodo termometras +1. Tai jungsiu vėl pečiuką, kad vėl kažkiek man prišiltų ir pasilsint, bent jaukiau kažkaip, žinot, prie šilumos sėdėt. Tai va, einu, dar reikia man biškį atsikasti sandėliuką, nes galbūt točkas reikės, tai einu atsikasiu ir grįšiu į namą. Pasižiūrėkit, koks vaizdas lauke. Eina savo. Belė kaip gražu. Nežinau, ar matosi tas visas snygis, bet varo tom didelėm snaigiam. Eina savo. Na va, pasidariau ką reikėjo, grįžau į trobelę ir šiandienos tikslas yra šitos durys. Ir manau, kad reikia tos visus bardakus apsirinkti, ką mes čia vakar išlupom. Tai apsitvarkyti šitas nesąmonės visas, staktas, laidus ir panašiai. Nes čia baisu yra. Tai va, šiandien lupam šitas, tvarkomės ir žiūrėsim, kas čia gaunasi. Tai nieko nelaukiam ir pradedam imti duris, ne? Bandom gal. Išsiimti ar ne šitas? Opa, išsiimti, gerai. Čia kur mano įrankiai. Įdomu, rasim kažką šitose staktose ar ne? O, radom. Va, ką radom šiandien šitoj. Dar gal rasim. Normaliai. O, kas čia per daiktas? Šiaip, vakar pagalvojom su žmona, gal čia buvo kokia statybininkų tradicija, kažką kišti tas staktų apvadus ar kas, bet galbūt jūs žinot, dėl ko taip darydavo seniau. Kągi rasime čia? O galgi visgi nieko? Nes kol kas labai liūdna, kad nieko nevedu dar. Dar nieks neiškrito. Šį kartą. Gal pasiseks su šituo. Žiūrim. Opa. Eina, gal šį kartą nieko. Liūdna. Žiūrim čia. Čia radau tiesiog neaišku dalyką kažkokį. Kažkokį plasmasės gabaliuką. Ir daugiau nieko apart vinių. Visos kambario durys išluptos, laidai išlupti. Kol kas dar lauko šitų durų nelupsiu. Gal vasarą ar pavasarį. O dabar reikia apsirinkti visą šitą barachlo, susidėti bent į vieną vietą. Į lauką gal netempsiu, nes tie sniegai visi. Ir tada žiūrėsim. Šiaip tai dar pečių reikės griauti kažkada. Tai pagalvojom taip, kad gal pirmą kaip tik tą pečių griauti, o nelupti sienų tas plokštės, nes po to visos tos dulkės pečio prilys į tarpus dar kažkur, tai gal geriau pirmą pečių išsigriauti. Kaip jūs galvojat? Tai va, einu, jaučiu, kad tvarkyti šitą visą bardaką dabar. O visą šitą bardaką, tas lentas ir visą kitą duris ir panašiai nešiu jaučiu šitą kambarį, nes jisai arčiausiai išėjimo ir toks pailgas, tai bus patogu į vieną vietą sumest ir sudėti viską.
Na štai visas tas statybinės atliekas sutempiau į vieną vietą. Atrodo nieko negriau, bet va, jau pusė kambario. Dar, žodžiu, reikės grindis visur prasišluot, kad nevaikščiot ant tų šiukšlių. Ir bus šios dienos darbeliai baigti, manau. Tai va, einu šluotis. Nors ne, dar šiandien atvažiavau iš karto jau dirbti, tai dar einu kavytės pasidarysiu, atsigersiu, per tą laiką pamontuosiu video ir biškelį pailsėsiu. Prie to pačio, žinot. Ir tada eisiu, pasišluosiu ir panašiai. Tai va, einu kaist kavytės. Nu va, kavytė garuoja. Atsigersiu greitai, kažką greit užkasiu ir kipsiu toliau į darbus. Štai pagaliau viską išsikopiau, išsišlaviau. Einam, parodysiu. Tai va, visą buvusi šiukšlyną iššlaviau, aptvarkiau, vėl dabar gražu. Ateit galima ir gyvent. Žodžiu, čia visi reikalai. Čia va viskas irgi iššluota. Pritrepsinau ant tokių grindų sniego, savo reiks įtvalyt. Žodžiu, virtuvę irgi sutvarkiau, jau galima bus valgyt gamint. Tai va, viską šiandien pasidariau, ką norėjau. Tai tą gaidelę 11 seriją ir užbaigsime. Lengvo visiems atėjančio pirmadienio, nes turbūt daugelis grįšite į darbus po tų ilgųjų atostogų kalėdinių. Tai va, lengvo visiems pirmadienio. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad komentuojat. Ir ką, susitiksim kažkada. Čiau.